Sveiki, gerbimieji tėveliai, mokinių tėveliai. Čia kalbu mokytojas Kauno Senamiesčio mokyklos. Šitas filmukas tinka, aišku, ir Aušros gimnazijos mokyklos mokiniams, kadangi esu mokytojas ir Senamiesčio, ir Aušros gimnazijos informacinių technologijų. Todėl šitas filmukas tiks visiems tėveliams. Šiame filmuke aš noriu parodyti, kaip jūs galite kontroliuoti, kaip galite pažiūrėti, ką mokinys mokosi, ką jis atsiskaito, ką jis siunčia ir kaip jisai gauna pažymius. Už ką jis gauna, tiksliau, pažymius. Tai mokomės visą laiką mes iš šitos svetainės, mokytojas yra parengęs svetainę, svetainė parengta yra Moodle sistemoje, kurioje yra apsaugos visokios slaptažodžiai ir galima tą svetainę pasižiūrėti. Aišku, čia yra priedai ir HTML, kuria yra laisvo įėjimo principu, o Moodle sistema yra uždara erdvė, kur lankosi tik tai Senamiesčio ir Aušros gimnazijos mokiniai. Atsivėrus šitą svetainę, tai yra www.mokytojas.io, aš padidinsiu jums, kad jūs matytumėte adresą. www.mokytojas.eu. Atsivėrus šitą svetainę, mes spaudžiame pamokos. Aišku, galima čia pasiskaityti, ko išmoksime, tvarką, kokia yra ir taip toliau. Na ir čia visokios informacijos sudėtos. Kitur dar rengiama svetainė. Paspaudus pamokos, prisijungiam prie Moodle sistemos. Prie Moodle sistemos jungiamės slaptažodžius, kurios mokiniai žino, ir įvedimo vardais. Prisijungus, mes matome kalendorių ir dvi klasės, kaip Senamiesčio mokykloje, aš tik tai mokinu dvi klasės, tai yra 6 klasės ir 7, tai jos ir yra. Pažiūrėkim 6 klasėje, įsijungiu 6 klasę, ką gali mokinys rasti ir ko gali mokytis. Yra numeruotos pamokos, yra pamokose teorija išdėstyta, prikabinta, yra filmukai, labai dažnas dalykas yra filmukai, pamokos aiškinimo, yra kaip ką reikia daryti, mokomieji filmukai, yra ir teorijos be abejo, tai yra konspektas, yra mokytojos sutraukta pagrindinė medžiaga ir pagal tą konspektą yra parengtas testas. Testą reikia visuomet padaryti ir jį nufotografuoti skaitmeniniu būdu, tai yra čia klavišas PRSC SIS, paspaudus, įkelti į Wordą, išsaugoti ir atsiųsti tą vaizdą, kad jūs padarėte testą. Tai testas turi būti ne mažiau kaip 90%, nes atsakymai duoti. Testo mintis yra ta, kad mokinį priversti skaityti teorinę medžiagą, taip pat priversti, kad mokinys galvotų toj teorinėje medžiagoje ir bandytų ieškoti sprendimus. Taigi testas, sakykime, yra toksai testas būna ir kryžiažodžio formos testas, įrašoma vardas pavardė, klasė, kuris mokinys rengė tą testą ir daro. Jeigu testas nepasiseka padaryti iki 90%, mokinys turi teisę daryti tiek kartų, kol bus 90 ir daugiau procentų. Tai namuose gali padaryti nebūtinai nei Wordo, nei Excelio, nei nieko. Tai yra paprasčiausiai tokios galimybės, kad mokinio tiekime, kad jisai gali bet kada padaryti tą darbą. Ir aš taip galvoju, čia mano tokia yra mintis, jeigu testų nepadaro mokinys, tai jis paprasčiausiai tinginiukas jį užpuolęs yra. Nes testą yra gana lengva, sakinyvo, sakykime, yra žodžiai, pagal tos žodžius reikia surasti atsakymą, ne? Tai kaip tai daroma, aš pademonstruosiu informaciją, tai duomenų ir praleistas žodis, pabandykime surasti konspekte. Informacija tai duomenų ir žinių, kokių nors klausimų visuma.
informacija tai visuma žinių, mes galim pasitikrinti, geriausiai taip ir būtų, kad du langus prisijungtume, sakykime, įeikime. Įeikime tą pačią sistemą. Šitaip detaliai rodau, kad galėtumėte ir jūs pasižiūrėti, palyginti viską. Tai aš dabar dirbu gerai, aš dabar rašinėjau, jeigu galite truputėlį, aš dabar visiems tėvam ruošiu, visiems tėvam. Informacija tai duomenų yra ir paskui praleistas žodis kokių. Tai mes padarom informaciją tai duomenų ir žinių žodis praleistas. Ir paskui eina kiti žodžiai. Tai mums labai lengva tai surasti, ne? Mes matome, kad tai yra surandama tik tai žodis, ne? Va. Tai šitą užpildus, reiškia, laukelį, tai sakykime, čia reikėtų rašyti, visą laiką mes rašome lietuviškom raidėm, žinių. Ir tada mes užpildome laukelius. Tai čia supraskite, kad kiekvienas mokinys, kuris daro, tai savo vardą pavardį užrašo čia ir būtinai tą klasę. Ne tai, kad vardenį pavardenį nurašote, bet užrašo savo vardą pavardį, kad mokytojas matytų, kad tie testai yra draugų neperdodami, o kiekvienas asmeniškai padaro ir kiekvienas asmeniškai atsiunčia. Tai apie testą galvoju, kad jau viską išaiškinau, dabar ir čia matote ir laikas eina, nuo 10 minučių jis sustoja, reikia iš naujo, tai perfotografavus arba išsaugojus kažkurio tai būdu, tai planšetiniai yra visokie kitokie įrenginiai, tie atsakymai jau yra, mes galim pritaikyti ir greitai atsakyti. Tai galvoju, kad apie testus išaiškinau. Dabar pažiūrėkime, kaip yra praktiniai darbai. Praktinės užduotis vadinasi. Tai yra čia kartojimo medžiagos, viskas aprašyta, kaip reikia padaryti, kur yra sudėtingesnis dalykas, kur nekartojimas, tai yra mokomasis filmukas, pavyzdžiui, kaip trečioje pamokoje yra įdėtas filmukas, ką reikia daryti, spaudžia mokinys, kurią vietą nori pamatyti, gali sugrįžti, gali bet kokiu tempu, kokiu jam reikia, jisai gali visą laiką pasižiūrėti. Toliau yra net jau nuo 4 pamokos įdėta, ką pamokoje iš viso reikia veikti. Tai reiškia, yra filmukas įdėtas YouTube, galima matyti, ką reikia dirbti. Ir aišku, mokomieji filmukai, kurie tam tikrą įrankį mokina, kaip reikia padaryti. Na ir kaip toliau mokinys viską padaręs, ką jis turi daryti. Jis turi siųsti iš savo elektroninio pašto į mokytojo elektroninį paštą. Ir taip matome visus mokinius, kas ką padarė. Numeruoti pamoką, visą kitą, ir sakykime, randyti, austėja kažkokia ar kažkokia kitas mokytojas pasižiūri, gali vesti jos vardą arba jos e-mailą ir pažiūrėti, ką iki to laiko tas vaikas atsiuntė. Tai tiek ir jūs galite matyti, kadangi siunčiant elektroniniu paštu galima paspausti send mailą ir matyti, ką tu įsiuntei ir kada tu įsiuntei, kelintą, kokiu laiku, kokią minutę, kokią sekundę. Tai yra tokios taisyklės ir labai lengva paskui būna galima įrodyti, ar vaikas dirbo pamokos metu, ar jisai stengiasi daryti, ar jisai išdykavo, ar taip toliau. Ar trukdė tik tai mokytojui, pavyzdžiui, dirbti. Tai yra tokie dalykai. Tai jūs, tėveliai, ir galite visą šitą dalyką pažiūrėti. Ačiū už dėmesį.